Keliauju į vieną gražiausių Olandijos miestų – Hagą. Parodysiu, ką smagaus ten galima nuveikti. Iš Amsterdamo su traukiniu nuvažiavome į Hagą. Prasiėjome jaukiomis senamiesčio gatvelėmis ir aplankėme fainas parduotuvėtes. Tada užlipome į nemokamą apžvalgos bokštą, kur atsivėrė puikus vaizdas į visą miestą. Buvo labai gražu bei įdomu viską pamatyti iš viršaus. Tuomet nuėjome į nuostabų lauko marketą. Ten grojo gyva muzika ir buvo daugybė skanumynų, rankdarbių, drabužių, gėrimų, desertų, indų, piešinių, papuošalų. Mums čia labai patiko, nes tvyravo maloni atmosfera ir pamatėme daug įdomių prekių bei paragavome įvairių skanių užkandžių. Paskui nuėjome prasieiti pro žinomą Hagos pasažą. Tai prekybos centras su įstiklintu stogu. Tikrai itin graži vieta. Buvome nuėję ir iki Chinatowno, bet jis mūsų visai nesužavėjo. Tuomet nusprendėme užsukti į vieną jaukiausių Hagos kavinukių, kur galima skaityti knygas ar prisėsti vidinėme kiemelyje. Paskui atvykome pasigrožėti Peace Palace ir su autobusu nuvažiavome į Hagos prieplauką. Čia radome fainą paplūdimį ir daugybę restoranų. Prigulėme pailsėti, o tada nuėjome į garsiosios Hagos prieplaukos vidų. Ten radome parduotuvėlių bei kavinukių ir iš jos atsivėrė labai gražus vaizdas į pakrantę, tad tikrai įspūdingas ir įdomus statinys. Prieplaukos viduje prisėdome pavalgyti, Justas valgė nerealiai skanius fish and chips, o aš valgiau savo mėgstamus ir labai skanius šonkauliukus. Tai štai kiek puikių idėjų dienos kelioniai Hagoje. Ar buvo naudinga? Jeigu taip, kviečiu mane pasekti, bei pasidalink komentaruose, kur planuoji keliauti artimiausiu metu. Čia buvo Kornelija Bu, ikiukas!